O kaipgi be tikros pamario žuvienės? Ja šiandien mane vaišina Silvestras Mockus. Jis turi savo laivą ir juo plukdo tokius svečius kaip aš. Ar žvejus į pamario upes ir marias. Išplaukęs tikrai atsiduri visai kitame pasaulyje. Ir laikas sulėtėja. Stebuklinga nuotaika ir atmosfera. Pati koks skaidrus sultinys. Neįtikėtinai. Visa paslaptis nemaišyta. Nemaišyt. Taip. Nes kai verdat, aš mačiau, aš stebėjau, kaip jūs virėt, bet pradžiai pradėjote nuo sultinio, ar ne? Tai užverdat, oi, labą dieną. Aš laumžirgiu šitam patinku. Tai dabar papasakokit, pradedat nuo sultinio. Taip. Vanduo? Vanduo, užverda vanduo, susidedu uodegas, galvą žuvies. Nes pradžioj išdarinėjat, ar ne? Ir svogūnus žalius. Galvas. Ir paliekat. Taip. Kokį 10 minučių paverda, paskui dedu bulves ir morkas. Mačiau, kaip labai profesionaliai gražiai skutote. Ir bulvės nepjaustamos, tiesiog dideliais gabalais. Per pusę bulvę. Ir paskui, kada užverda, po 5 minučių, gal taip maždaug po 8, kada biškelį bulvės apverda, tada sudedu žuvį. Žuvis vėlgi didžiausi, gražiausi gabalai. Kokios žuvis? Starkis. Starkis, pati geriausia. Starkis ir karšius. Pati nuostabiausia marių žuvis, turbūt šį rytą pagauta iš to paties žyvilės maišo. Tai yra, žinokit, neįtikėtina. Iš tiesų, mariose plūduriuoti, valgant žuvienę, yra ypatingas jausmas. O ir žuvienės skaidrumas kaip geriausiame restorane. Tai koks yra tas gyvenimas čia, pabandyk? Man čia yra taip gražu. Ant vandens. Aš gyvenu ant vandens. Visą vasarą. O žiemą? O žiemą turiu darbuką. Darbuojas biškelį. Turėjau žvejybos įmonę. O dabar nebežvejoju pats jau. O kaip yra, ar galima kibirai semti tos žuvies iš marių, ar reikia vis tik tausoti kokią ir, aišku, šiandien mes Živilė parūpina mums visą didžiulį, maišą žuvies, bet tai turbūt, ar tai yra visuomet taip, kad žuvies pagauna žvejai daug? Ne, labai skirtingai. Priklauso nuo daug sąlygų, nuo vėjo priklauso, atsisuka šiaurryžuvis, dingsta. Geriausias vėjas yra pietvakarių. Nuo rusų pusės daugiausiai atneša tada žuvies atplaukia. Ir daugiausiai ir pagauna, kad žvejoja prie Kaliningrado srities prie sienos. O koks yra, jūs vis tiek, koks yra jūsų mėgstamiausias būdas valgyti žuvį? Ar žuvienė, ar rūkyta žuvis, ar tiesiog šiaip kažkokia tai, ar tai yra neatsiejama jūsų pamario krašto gyventojų? Valgom dažnai, dažniausiai rūkyta. Rūkyta karšį. Rūkytas karšis yra firminis. Taip. O ką sako miestiečiai, kurie atvažiuoja čia, tokie kaip aš? Visi būna tokie netekę žadą, ar ne? Nu, taip. Tai sėdi. Ilgai, sakėt, čia labai mygdo gerai. Nuo oro gryno. Ir pats Silvestras sako, kad jam mieste jau po 2 dienų norisi atgal į rusnės ramybę. Žuvis – skanus delikatesas. Branginkime ir gardžiuokimės. Tiek prisiminimų iš nuostabiojo pamario. Negali nenorėti čia sugrįžti.